Atsisuko. Sveiki sugrįžę. Gerą dieną. Tai Aurimai papasako, ką nuveikiai, kai manęs nebuvo. Įdėjau radiatorių originalų į originalią vietą. Well done. Tai čia jisai. Ko jisai skiriasi nuo modernių, tai kad yra, ir modernus gal kartais automobiliai dar tokius turi dalykus, bet iš esmės nuo variklio čia veikia ventiliatorius. Tai turime nedidelę problemą, nes ant šio variklio, jeigu matot, tokio dalyko nėra. Na, gal ir galima priburti, bet mes matyt. Mes tikrai taip nedarysim. Tai idėja yra tokia, kad nusuksime šitą laikiklį ir gal daugiau apie patį radiatorių, kodėl likom prie to seno radiatoriaus, gal Aurimas papasakos. Iš esmės buvau pasiėmęs patestavimą aliumininių radiatorių, galvojau įdėsiu, bet ten visokios problemos. Tai viena iš problemų yra šitas dydis žarnos. Čia Mersas, tiek senasis šitas Mersas, tiek tas naudoja vieno dydžio žarnas, tai 40 mm. Tai čia vienas privalumas naudoti seną radiatorių, nes žarnos dydis atitinka. Antras privalumas tai, kad čia yra bolt-on, tiesiog paėmiau ir įdėjau ir viskas su juo gerai, jisai puikiai veikia. Tada kitas dalykas, čia yra aušinimo vandens radiatorius, čia yra aušinimo tepalo radiatorius. Genialiai padaryta, pasijungiu tepalą ir viskas, čia aušinasi tepalas. Tada kitas dalykas yra žarnų išsidėstymas, pajungimų. Tai originaliai CLS iš to variklio žarnai jungiasi kažkur čia. Tai čia yra tik šiek tiek kitoj vietoj, tai man čia jokia nekliūtis. O apatinė žarna jungiasi čia ir CLS yra identiškai vienodai. Tada aušinimo sistema pati kaip po sistema yra identiška, vadinasi, čia yra šitas alsuoklis ir čia šita žarna eina į tą įsiplėtimo bakelį, kaip ir ant to Merso viskas identiškai. Tai iš esmės sprendžiau, kam burt, kur galima neburt. Tai... Burt reiks iš tiesų šiek tiek, nes reikės pritaikyti kitus ventiliatorius, tai dėsim greičiausiai plokštę. Ir prie jos tvirtinsim du galingus kažkokius normalius modernius ventiliatorius. Ir dar dabar čia jau tu nusukai, bet dar papildomai čia mums dalykų trūksta. Jo, čia šiaip tai reiktų kokių 5 radiatorių, jeigu viską dėt pagal tą variklį. Bet taip nebus, pabandysim išsisuksiu mažiau. Tai atsisakom vieno tepalo aušinimo radiatoriaus. Jis turėjo ventiliatoriuką, tai mūsų bus šitas vietoj to. Ir dar vienas ten gyveno toksai, tai mes žodžiu vietoj 2 vieną dėsim. Tada bus šitas radiatorius, bus intercoolerio, superchargerio žodžiu radiatorius ir bus dar oro kondicionieriaus radiatorius. Tai dabar Aurimas laikinai, arba kaip sako laikinai, su visam bando pritaikyti šioje vietoje šitą intercoolerį, gal kad taip reiktų įvadinti. Matytis intercooleris vadinasi. Water to air intercooler. Taip, tai dabar daro naujas skylės angas skėbulę, kad prasivesti vamzdžius link variklio. Toliau lengvinam. O aš tuo metu matyt pradėsiu nuiminėti visus laidelius ir vamzdelius, kurie čia mums maišo. Matyt, nuo šios vietos eisiu į tą pusę, nes čia dar greičiausiai pernaudosim vietas bakeliam. Pabandysim kažką pernaudoti. Ja, o čia vis tiek viskas bus nauja, tai viską daugiau mažiau bandysiu nurinkti. Tai keliamės į tam lapsą ir po to atnaujinsim, kaip čia mums pasisekė. Čia darom dalykus ir norėjom pasidalinti taip. Čia yra labai solidžiai padarytas automobilis. Kodėl? Tai pavyzdžiui, šitas laikiklis, kuris laikė plasmasės gabalą, tiesiog plasmasės gabalą, pažiūrėkit, kokios siūlės. Manau, čia galima būtų pakelti šitą mašiną. Tada čia irgi. Man atrodo, iš vis čia nelabai kas gyvena, bet akivaizdu, kad buvo labai tvirtai pagaminta ir svarbiausiai siūlės iš visų pusių, ir iš čia, ir iš čia, ir iš viršaus, čia.
Ir tada buvo taškinės siūlės. Čia dar geresnė vėdelė. Tai šitą dalis laikė suplitimo bakelį aušinimo skysčio. Nu čia maždaug kaip vyko virinimas. Dėjo taškinę siūlę, nepataikė. Ai, sako, varom, davai. Čiak, va, šešias pavarė. Nu, ain't gonna go anywhere. Ja, tai dabar iš tiesų, jeigu matot, tai laidus jau ištraukiam. Dar mums čia nepatiko dalykai, kad apatiniai kažkaip priešrūkiniai. Priešrūkiniai be fiškių. Na, yra jos ten pačiam žibinti. Padarysim jungtis naujas modernes. Žibintė vidų nėra, ten tiesiai ant lemputės ėjo laidai. Dar geriau. Ja. Tai va, tai dabar liko laidus ištraukti. Ir reikia šitą nuimti stabdžių puslę. Stabdžių ir senkabos puslę. Nu, kaip puslė. Puslė tai tik stabdžiam, o įsiplėtimo bakelis tai bendas. Ja, tai reikia nuimti, bet jeigu nuimsim, bėgs stabdžių skystis. Ilgai ir nuobodžiai. Ko mes labai nenorim. Tai paliksim šitą darbelį pačiai pabaigai. Nu, dabar pabandysiu visą šitą laidyną ištraukti ten į vidų ir gal kažką dar nugręšim savo arimu šiandien. Aš taip jausiu. Čia taip jauti reikia. Ten jausiu. Ja, čia va šitie visi storiai, tai taip. O čia tai galime nugręžti. Tas 6 taškynės. Nežinau, čia pasityčiajimas įvyko. Sveikučiai sugrįžę, kita diena, tęsim darbus. Tai šią akimirką, kol šildėmės, kad nefilmuoto triukšmo, nuėmėm stabdžių puslę. Dabar atjunginėsim vamzdelius ir visą kitą. Pasistengsime viską išimti iš variklio skyriaus, kad jį galima būtų jau pradėti šveisti, kur reikia pavyrinti, pašpakliuoti, gal ne šiandien, bet dalykai, va, tai žodžiu, čia iš įdomesnių dalykų, tai va, vakuuminė sistema visa. Labai įdomiai. Šaurimui jokiausi, sakiau, beveik kaip Mazdoj. Norėčiau, kad Mazdoj būtų taip paprasta. Tai dabar toliau tęsime darbus. Ir šiaip mintis yra, vat mes norime su jumis pasitarti. Galvojam, ar čia atnaujinti salonę laidyną ar ne. Gal kažkokį lenktyninį, jeigu galima tai pavadinti, dėti. Paprastesnį, supaprastinti, nes čia viskas labai senoviška ir atrodo, ganėtinai šlykščiai. Pabandysiu užmesti jums akį, va, nu taip. Bet ten anam gale prie aurimo pusės yra rėlės visokios ir panašiai, tai nežinau. Jeigu turit kažkokį sprendimą, įmeskite į komentarus, pasižiūrėsim, gal kažką išsirinksim. O dabar tiesiog tęsime darbus ir jums update'ą mesim po kažkiek laiko, keliamės į timelapsą. Aurimas sako, paliksim taip. Dėsim juodas lempas, tamsintais stiklais. O, iš toliau truputį. Jo, šiaip visai piktas dabar, labai piktas. Reiskar. Jo, sakė, rekaro dėsi. Slinksta link to, kad čia bus lenktyninė mašina. Ja, tai šiek tiek turėjom vargo su stabdžių vamzdeliu. Reikėjo čia atsukti, nes reikia viską išimti. Tai, aišku, palas kaip visada. Nu, bet čia neatsisuko kaip visada. Taip, tai dabar naudojom Wise Grip įrankiukus. Tai dabar ką, kitą pusę? Matyti. Galima bandyti, gal atsisuks. Į kelintą klasę eina šitas padangos? Taip, 2 metų 33 savaitė. Ne 20. 22. 2002.
14 metukų. Su ratlankiais gavau. Keista, ne? Atsakymas į klausimą, how cheap I am. Na. Atsisuko. Geras. Ne, Tik- na, Tik pusė- vieną sudrožiau pasuką. Nieko. Galiai, tarp kitko, jau teko atsukti, ar gal papasakosi, kas galia buvo nutikę. Matė, kad žiūrėjau, va šitas va, nuostabus vamsdelis. Nuostabus vamsdeliai, pirėlį, bent jau buvo. Galia, man atrodo, pirėlį. Taip, pirėlį buvo. Jo, jie padarė ate. Užsikimšo. Tai teko naujus susidėti ir čia bus tas pats. Šiaip čia iš vis klausimas. Kas čia Turim bus? 4 potus, ne? Jo, yra 4 potai, man reikia tik tai protingos kalkuliacijos, nes nežinau, žodžiu, kaip yra su stabdžių dydžiu, nes šitas plotas ir atstumas suporto nuo centro rato skirtingai, žodžiu, skaičiuojas, nes aš turiu kaip ir tuos AMG suportus nuo galo, diskai ten yra didesni, pats diskas yra aukštesnis, ar ne? Bet kaladėlė yra siauresnė negu šita, bet atstumas nuo centro yra aukštesnis. Tai dabar reikia paskaičiuoti efektyvumą, kaip, ar neprarasiu efektyvumo ir, ar gausiu efektyvumo, nes tikslas gauti efektyvumo. Iškėlęs aukščiau stabdžių kaladėlę, bet sumažinęs stabdžių kaladėlės plotą. Tai va, nežinau. Ir čia, tarp kitko, reikia paminėti svarbų dalyką, čia ne vienas stumokliuko suporto, o 2. Nu, tai tais laikais šiaip madinga buvo, gal net paprastesnė technologija buvo. Daugiau detalių, bet paprastesnė technologija. Tai va, tai čia irgi pamastymam. Jei kas žino, kaip paskaičiuoti ir galit paskaičiuoti. Jo, aš bandžiau googlinti, iš tikrųjų neradau būtent to ką tik įvardinau. Yra iš tiesų skaičiuoklės, kur paskaičiuoja, va, įrašai esamų cilindriukų diametrus. Jo, vat palei cilindriukų diametrus aš radau, bet nu, vat yra skirtumas būtent. Stabdžių kaladėlės plotas, nes pas man čia yra dabar toks, o bus, nu, tarkim, toks. Nes jis sumažėja, tai vadinasi, nu, kaip ir efektyvumas turėtų sumažėti. Bet vėlgi, kaladėlės ilgis yra, nu, ta prasme, žodžiu, reikia kaladėlės plotą paskaičiuoti, esamos, tada būsimos ir tada skaičiuoti tą atstumą, kiek jis daugiau galios prideda. Nes jeigu matyt kokius Porschus ar ten Bugačius, tai tam būna labai dažnai, kad nu, labai didelis stabdžių diskas, bet kaladėlė yra gan maža ir labai toli. Bet dažniausiai taip ant galo būna, prieki taip nebūna. Nu tai vat, nežinau, žodžiu, nesu tiek protingas kol kas. Arba darom, kaip amerikiečiai sako, sendit. Sendit, ne. Čia kai užsendinsi su šito variklį, bus first and last send. Tai kai kurie jūsų parašo mums žinutės, kur tas video naujas. Kada naujas video, tai pavyzdžiui, norėjom sparnus nuimti. O jas reikia nuimti, nes? Nes norim sutvarkyti viską gražiai. Tai... Ir šitą sparną reiks pakeisti, nes jisai šiek tiek nupuvęs. Jo, ne šiek tiek. Tai žodžiu, gavosi, kad jau išrinkom visą priekį, žibintus, bumperis, žodžiu, visi lipai ir taip toliau, grotelės. Visą tą nuėmėm, bet čia dar ne pabaiga. Beje, chromus teko nuimti nuo apačios. Nu, ten apačioje eina tokia chrominė juostelė. Jo, ir šitą reikėjo nuimti ir dabar priplaukėm. Priplaukėm, nes sparno laiko, va, ten matosi eilė varščiukų, žinai, 6 mm. Nu, tas pats. Tada yra čia vienas, va, ant 13 labai gražus. Bet įdomus pasirinkimas visur 6 mm čia. Čia labai stipriai reikėjo laikyti. Tai, nu ir tada priėjom, kad dar laiko pačioj kažkas. Ten jau porą varžtų atsukom tokių kryžminių. Matėt, timelapse juos kaliam. Jo, su plaktuku. Tai ir dabar, jeigu Nėrius iš čia ateis, va ten, va. Nežinau, čia Va mes ten. nesimatys kamera kitai pusė. Tai palauk. Tas va matot, va padidinam. Va matos. Matot varžtas. Irgi ant 13. Jo, vienas ir apačioj ten van kitas. Van. Nesimato dabar. Va matosi.
Aha, pasakai. Nu tai va, tai reikia duris nuimti. Ir vietą, šiaip realiai aš įsivaizdavau, kad sparną užtruksim nuimti, pusvalandį. Nu, tai 2 sparnai valandą. Tai gal ir panašiai. Bet reikia visą priekį išrinkti, nepamirškim. Ja, nu tai va, tai gaunasi va, šplintą reikia iškalt šitą ir 4 varžtai. Labai kas yra patogu, kad čia tiek daug sluoksnių uždažyta, kad tikrai pataikysim į vietą pastatyti. Dar kitas dalykas, kuom galim pagaliau pasidžiaugti, kad šitą mašiną be jokios elektros. Nereikia jokių laidų atjungti. Čia nereikės. Ir vakumų nėra duryse. A ne? Gal. Yra. O kas vakumais duryse? Užspaudimas. Mes eisime į elektronikos erą. Vienas dalykas, čia atsiras elektriniai langai, o jau kai pliusą turėsim, tai čia jau bus ir daugiau pliusų. Gerai, tai bandom nuimti duris. Tai kol kas lengvina mašiną ir matyt pirmas tas drivas bus su išlengvinta mašina. Be durų. Be durų ir rankybiro vietoj kėdės. Arba žvejybinė kėdutė. Yra žvejybinė. A few moments later. Tai nuo ko čia pradėti, Aurimai? Tai gal nuo to, kad reikėjo nuimti duris, kad nuimti sparną, taip? Bet durų nesigavo nuimti, nes... Šplinto neišmušėm. Tai tada visai čia pralevituojant prilaikėm, atsukom sparną. Ir tada jau galvojom, kad imsim sparną ir... Viskas atsukta. Tai ir kaip matot... Jo, mes čia jį nelabai galantiškai nuėmėm. Tai yra bandom nuimti. Ir priežastys dėl to yra viena, kad čia dalies jo trūksta, tiesiog paliko. Bet čia ne esmė. Esmė, čia jis labai gerai užizoliuotas. Tai va ten viršuje matote baltą juostą tokią, tai čia iš tiesų jau tas juodas antikorozinis nutrupėjo ir matote baltą gumą, nežinau, kažkokią dangą baltą. Ir jinai žiauriai tvirta ir jinai yra vietomis iki 5 mm storio. Tai dabar esam maždaug per vidurį ir liko nupjauti iki galo, kad nuimti sparną. Ir kadangi šitas sparnas jau toks utilizuotinas, o štai anos pusės vis dar reikalingas. Ano, taip negalim nuiminėti. Tai ten pradėsim nuo kito galo, aš kaip suprantu. Tai nuimsim tada ir atnaujinsim, kaip čia mums pasisekė. Tai iš tų darbų, ką šiandien planavom, busim padarę maždaug puslę nuėjom. One eternity later. Galop vieną įveikiam. Kitą pusę negalėsim taip gražiai elgtis. Nežinau, kaip nuimsim, dėl to, kad čia va matosi, kur sparnas gulėjo, ant ko gulėjo, čia va pilna užvaryta. Žiūrėjau, kaip buvo daryta. Užvarė milijardą toną, va. Čia sluoksnis, va. 8 mm. 8 mm, tai va. Užvarė ir uždėjo sparną ir sako, ain't gonna go anywhere. Eina savo. Tai taip, džiugu, kad antikorozinės savybės, ko jie norėjo, suveikė puikiai, bet ne ačiū. Tai mes iš vidaus, čia dabar gal nelabai jau matas, netgi iš vidinės pusės dabar su peiliu pjaustėm, va čia va ir pjovėm. Va. Jo, čia va šitą papjovėm, čia tiek sluoksnio laikė. Čia mano nykštys, jeigu ką. Ja, čia jau virš comų, tikrai. Tai, žodžiu, aišku, nuiminėjant čia... Nukentėjo, čia šiaip turėtų būti statmena, briauna jau nebeliko statmena, reikės atkalti. Ir iš vidinės pusės kažkoks juodas, kaip paminkštinimas, kaip hermetikas irgi užklijuotas. Nu, žodžiu. Ir man atrodo, tai dienai sunaudojo viską, ką turėjo. Tai dabar reikia viską čia išvalyti ir, aišku, kitoj pusėje padaryti lygiai tą patį. Tai matyt, pradėsim nuo kito galo, iš apačios pamėginsim šitas visas dervas nuskusti iki pat metalo. Ir tuomet tikėtis, kad nebenupiks taip. Čia buvo puikus remontas, tiesiog ką daryti, žodžiu, privirino skardelę. Va. Ir užpakliavo. Privirino ten, čia užklijavo jo. Va, špaklius. Pasak.
Tarp kitko, greičiausiai firino naują originalią detalę, nes šitą sparną, kai jis toks didelis, galima pirkti dalimis. Jo, gali nupirkti ten tą apatinę dalį, gali nupirkti šitą apatinę dalį, va šitą, kurią aš ką tik atlaužiau. Man atrodo, baketą lempos gali irgi atskirai pirkti, čia va irgi. Labą dieną. Ledovas. Iš Kalifornijos. Tai va, tai dabar einam toliau daryti ir matyti, aš manau, kad šiandien ir viskas. Tai šiandien čia ir baigsim šitą video. Ačiū, kad žiūrėjot, o jau matyti susitiksim kitame ir pamatysite, kaip atrodo viskas sutvarkyta. Iki.